Negalime nepaminėti mūsų imuninės sistemos, kuri dabar dirba labai sunkiai, turėdama įveikti visus ligų sukėlėjusius, puolančius mus iš visų pusių. Jau 10 žiemą tūkstančiai lietuvių šeimų renkasi greipfrutų sėklų ekstraktą Citrosept imunitetui stiprinti. Tačiau klausimai, kaip vartoti ekstraktą, kyla ir tiems, kurie pradeda vartoti, ir tiems, kurie seniai įvertina. Tad klauskite, atsakysime. Aš norėčiau paklausti, ar šita priemonė imuniteto stiprinimui Citrosept iš greipfrutų sėklų ekstrakto yra iš tiesų natūrali. Citroseptas yra natūralus. Jis sudarytas tik iš 3 dalių, tai yra greipfruto sėklų, vandens ir palmių glicerino. Taigi tai yra visiškai natūrali priemonė, nei dažiklių, nei konservantų, nei kitų cheminių priedų ten nėra. Ir šiandien Citrosept yra vienintelis pasaulyje greipfrutų sėklų ekstraktas, kuris gaminamas pagal originalų gydytojo Haričio receptą. Įdomu, jeigu priemonė yra iš natūralių ekstraktų, kodėl toks ilgas terminas naudojimo, net 3 metai? Citrosept taip ir buvo atrastas, kad gydytojas pastebėjo, jog greipfrutų sėklų kauliukai nesuyra net keletą metų, netgi ir būdami komposto duobėje, kurioje yra daugybė įvairiausių bakterijų. Ir būtent tas stiprus atsparumas bakterijom ir yra Citrosept efektyvumo priežastis. Netgi teigiama, kad jis ir pats savo konservantas. Norėjau paklausti, kai žmogus susirga ir jokios arbatos nebepadeda, ar gali šis ekstraktas padėti? Nors Citroseptas yra visiškai natūralus, jis yra pakankamai stiprus. Tai yra koncentratas, o ne koks nuoviras. Buteliukas Citrosept duoda tokį patį efektą, kaip ir suvalgius kibirą greipfruktų su žieve ir kauliukais. Jeigu jūs gulite paslikas, tai vartokite didelės dozes, tai yra po 20 ar 30 lašų stikliniai sulčių ir 3 kartus per dieną. Nuo 2000 metų Citrosept tapo pačia perkamiausia priemonė mūsų šalyje imunitetui stiprinti. Turbūt nereikia komentarų tokiai sėkmei. Ir dar vienas klausimas. O nuo ekstrakto spalvos efektyvumas ekstrakto priklauso? Na, tai tas pats, kaip galvoti, kad raudonose obuoliuose yra daugiau vitaminų nei geltonuose ar žaliuose. Citrosept ekstrahavimo metu naudojamas sėklytės, membranų dalelės ir žievė, kuri gali skirtis ir pagal spalvą, ir priklauso nuo greipfruktų rūšies, augimo vietos ir net nuo konkretaus derliaus. Kadangi Citrosept natūralus produktas, tai spalva gali priklausyti nuo natūralių faktorių. Norime išsklaidyti dar kilusią vieną jūsų abejonę. Galvojate, kad kuo didesnė ekstrakto bioflavonoidų koncentracija, tuo stipresnis jo biologinis aktyvumas ir tuo jis efektyvesnis. Atsakome, daugiau ne visuomet reiškia geriau. Gydytojo Haričio nuopelnas – tai patentuoto ekstrahavimo proceso sukūrimas. Todėl susidaro sinergetinė bioflavonoidų kombinacija, kur kiekvienas jų sustiprina ir papildo vienas kito poveikį. Būtent tai ir yra Citrosept efektyvumo paslaptis. Šį efektyvumą gali pajusti ir įvertinti kiekvienas, kuris vartoja Citrosept. Todėl iš visų ekstraktų esančių vaistinėje lankytojai renkasi būtent jį. Pas ką mes esame svečiuose? Pas Lauriną. Laurinai, mes tau davėm užduotį. Tu turėjai nupiešti sveiką žmogeliuką ir ne visai sveiką. Dabar parodyk į kamerą, kuris yra sveikas, pakelk ir parodyk, kuris sveikas. Šitas. Parodyk į kamerą, šitas sveikas. O sveikas, kodėl jisai sveikas, kaip tu manai? Štai, kad lūpos rožinio raudonos. O kuris nesveikas? Parodyk. Kodėl jisai nesveikas? Štai, kad mėlynos lūpos. Mėlynos lūpos ir guli lovoje. O tu pats, Laurinai, ar dažnai sergi? Nelabai dažnai. O mamytė, ar duoda ką nors, kad tavo sveikata būtų gera ir kad tu nesirgtum? Ar geri ką nors? O ką geri? Lašiukus. Lašiukus. O gali mums parodyti, kokie tie lašiukai? O tau šitie lašiukai skanūs? Gali pasakyti, kokį tau vaisių primena? Greipfruktas. Ir mamytė turbūt į stiklinę įlašina? Jo. Ir išgeri? Jo, bet su sultim. Kodėl pasirinkote Citroseptą? Mes naudojam jį jau daug metų, tai labai gera profilaktinė priemonė. Man patinka, kad tai yra natūrali priemonė, be dažiklių, be jokių priedų ir be jokios chemijos. Kadangi jis nesukelia pripratimo ir šalutinio poveikio, jūs jį galite vartoti imunitetui stiprinti visą žiemos pavasario periodą, kasdien vartodami po 15-20 lašų stikliniai skysčių. Vaikams taip pat galite duoti, dozė apskaičiuojama labai paprastai, kiek kilogramų sveria vaikas, tiek lašų Citrosept per dieną reikia jam duoti. Minėtą lašų kiekį galima padalyti į 2-3 dalis ir per dieną duoti vaikui išgerti su sultimis arba arbata. Kartais mamytės išgirsta iš savo mažylio, negaliu gerti, kartu. Ką tuokart daryti? Jeigu Citrosept maišote su vandeniu, tai toks tirpalas naudojamas gerklėje arba nosiai skalauti.
Tačiau jeigu jūs norite išgerti, tai 20 lašų geriau sumaišykite su sultimis - apelsinų, vynuogių arba greipfrutų. Netgi galite įlašinti į žalią arbatą, kavą arba pieną. Tuomet kartumo beveik nesijaus ir bus galima išgerti netgi didelės dozes - tai 50 arba 70 lašų. Būkite sveiki. Citrosept, visa greipfruto jėga jums.